Labas vakaras. Šį vakarą mes esam svečiuose pas Plungės Riterio komandos vieną geriausių, ko gero, Lietuvoje draugų, vieną geriausių Lietuvoje kovos menų trenerių ir geriausią graplingo trenerį, tikrą graplingo gūrų, Richardą Smauglį Piepolį. Labas vakaras, Richardai. Labas vakaras. Richardai, visų pirma, nuo visos mūsų Plungės Riterio komandos norėčiau pasveikinti, kaip praktika parodė, su dviguba šventė. Visų pirma, su klubo atidarimu, o antra, su puikia naujiena, kad vienas geriausių tamstos mokinių neužilgo išvyksta už Atlanto kovoti vienoje pajėgiausių pasaulio MMA organizacijų. Dėkui. Richardai, norėčiau užduoti kelis klausimus. Na ir aišku, vienas tokių pirmųjų ir ko gero tradicinių klausimų, be abejo, kaip pats atsiradot kovų menuose? Kodėl, pavyzdžiui, nelengvoji atletika, neplaukimas ar kažkas panašaus? Žinot, čia dar nuo senų laikų buvo. Mano karta dar rinkdavomės, žinot, tas video kasetės žiūrėti. Ten Bruce Lee, Kung Fu, šitie filmai man visą laiką darė kažkokį ypatingą įspūdį. Mūsų daug buvo, visi tikėjomės kažko stebuklingo ir po truputį ten kažkokią kasetę pažiūrėdavo, dar kažką taip judėdavome. Po to pirmą kartą aš pamačiau oficialų skelbimą į karate, netgi į taekwondo pirmą kartą. Čia atsiprašau, kelintais metais buvo? Žinot, dabar aš apie 90 gal metus. Aš tada nuėjau į tą taekwondo. Bet pavėlavau treniruotę, laikas man netitiko, labai nusivyliau, bet taekwondo treneris sako, palauk, čia ateis, sako, mano mokytojas, žinai. Nu, aš palaukiau, atėjo mokytojas, toks stambus vyras, sako, čia aš karate dabar, sako, eik treniruotis tikslai. Tai aš sakau, aš tik tai norėčiau kojom dirbti, žinai. Tai sako, tu rankom gali gintis, kojom dirbsi. Ir taip aš atsidūriau karate Shotokan pas Kazimierą Šipelį Valį. Tai čia va tas pirmas treneris. Ir nuostabus žmogus, nuostabus mokytojas. Ir būtent jis ir matyti ir suformavo tą požiūrį, kad aš pradėjau domėtis ne tik sportinę pusę, bet apskritai kovos menų. Stengiausi, kad kovos menas netaptų baletu, kaip dabar daug kur būna. Ir pradėjau domėtis įvairiais kitais dalykais. Hobi visai buvo, kažkaip man patikdavo tas parteryje, laužimai, smaugimai, čia mano hobi buvo. Aš ilgą laiką sportavau karate Shotokan, treniravau karate Shotokan, buvau ir esu Lietuvos rinktinės treneris karate Shotokan, o čia kaip buvo kaip hobi mano. Ir Lietuvoje niekam tas buvo neįdomu, tai kažkas vartosi, reiškia, bet kai atsirado MMA kovos, visi kažkaip suprato, kiek svarbi va šita sritis. Ir tada visi kažkaip atsisuko į tai, ką čia mes darome, atsirado šiek tiek daugiau tų mokinių ir pradėjome vystyti būtent tą kryptį, bet aš niekada, nors aš gavau tą brazilų džiudžitsu juodą diržą, bet aš iš principo to brazilų džiudžitsu grinai taip nesitreniravau, aš net nežinau, kas tas yra. Aš tiesiog domėjausi parteriu ir tą parterį rinkausi iš visur. Iš dziudo, iš sambo, iš džiudžitsu, vaikas kažkoks varžybose kažką padaro, aš atsimenu, ta prasme, tiesiog milžiniškas domėjimasis buvo. Aš gal visas tame gyvenau, turbūt todėl ir susirinkau tą visą techniką. Čia graplingė jūs labiau žinot kaip savamokslis, toks iš dalies. Iš principo. Pagrindai, ta prasme. Iš principo taip. Aišku, aš savo laiku visą tą literatūrą perskaičiau, eidavau pas dziudo trenerius, labai geras yra Vilniuje Lokio dziudo treneris Bazys. Pas jį šiek tiek sportavau, kiek man leido jėgos. Bet po to, kai mano pirmas mokinys išvažiavo į Ameriką, jis iš ten atvežė man krūvą knygų atsiuntė per gimtadienį Greisi šeimos knygos. Aš pradėjau vartyti tas knygas ir žiūriu, kad vienas mano veiksmas, antras mano veiksmas, trečias. Ir mes kaip įdomiai, aš va čia Lietuvoje kažkaip priėjau prie tų pačių veiksmų, kaip ir Greisi šeima gavosi, suprantat, nors aš nežinau apie tą brazilų džiudžitsu. Tai va, o po to išvykau tiesiog į Japoniją, norėjau pasitobulinti toj brazilų džiudžitsu pas Yuki Nakai, jisai federacijos prezidentas ir kovotojas, kurį aš žinojau, nes jis Valetudo varžybose kažkada finale prieš Riksoną Greisį kovojo. Tai mano jau čia svajonė buvo pas jį patekti. Tai kai aš ten nuvykau, technikos beveik neišmokau, nes ten buvo maždaug viena technika į treniruotę. Kovojom kiekvieną dieną po 2 valandas. Vos nenumiriau ten nuo tokio krūvio, nes jau kaip ir nebuvau aktyvus sportininkas. Ir prieš pat išvykstant kažkaip Nakajus pasikvietė mane ten tuos juodus diržus. Ir paėmė ir suteikė tą juodą diržą.
ten teisės, man atrodo, egzaminuoti, dar kažką, aš jau tokiam šokė tada buvau. Nu ir taip gavosi, kad brazilų džiudžitsu. Nors aš sakau, aš skaitau, kad aš apskritai domiuosi kova parteryje. Taip nelaikau grinai, kad brazilų džiudžitsu. Nors brazilų džiudžitsu jinai skiriasi visur. Pavyzdžiui, vienoje dodžio, čia netgi pasaulyje visur. Pas vieną dodžio yra viena technika, pas kitą antra, trečia ir taip toliau. Taip ta brazilų džiudžitsu jinai tokia, labai sunku pasakyti, kur čia brazilų džiudžitsu, kur ne. Yra kažkokie judesiai pagrindiniai. Įvairia pusiška labai. Jo, bet labai skiriasi. Pas kiekvienas meistras savo kažką įneša. Tas man ir patinka šitą mene, kad įvairumas. Tada toks kompromituojantis truputėlį klausimas, o ką meistras Smauglys įnešė į brazilišką džiudžitsu? Sunku pasakyti, ką aš įnešiau. Veiksmų pačiu aš iš tikrųjų labai daug mes sukūrėm. Nebuvo taip, kad aš ten atsėdėčiau ir kurčiau tos veiksmus. Būdavo tiesiog dienos, kai aš parodau vieną veiksmą savo mokiniam, jie atidirbinėja ir man automatiškai galvojau, kitas veiksmas būna. Ir tokių veiksmų masė buvo. Aš po to gailėjausi, kad neužsirašinėjau. Nes aš vienus jau pamiršau tos veiksmus. Pavyzdžiui, iš senių, kurie ateina, jie dabar mato mano dar kitą techniką. Aš jau žiūriu į jų techniką, matau, kad aš jau pamiršau tą, ką aš juos mokiau. Ta prasme, visą tą techniką, ką jūs matot pas mokinius, pas Sergejų Grečiką, ten pas kitus, tai čia grinai mūsų tas bendras darbas. Dabar sakykit, pradėjot nuo karate, paskui perėjot prie tokio radikaliai besiskiriančių stilių kaip graplingas ir galų gale kaip ir abiejų tų stilių simbiozė, galima taip sakyti, MMA kovos arba mišrios kovos. Kaip sužinojot, kaip perėjot prie jų, kaip pradėjot treniruot, kokios treniravimo metodikos taikomos pas jūs, ką akcentuojat? Nu, pirmą kartą aš tas MMA varžybas pamatydavau kasetėse, tie oktogonai, kur būdavo ir kur tas Roisas Gracie tada laimėdavo tas kovas. Aš kaip sakau, aš nors treniravau karate Shotokan, bet ta kova parterė visai buvo mano viduje. Tik tai mes labai siaurai šitą darėm. Dar ir dabar yra senų kovotojų, žinokit, kurie ateina ir patikėkit manim, jų toks lygis yra. Lietuvoje dabar labai mažai žmonių, kurie galėtų prieš juos laimėti, nors jie dabar nesportuoja jau. Bet mes tiesiog darėm šitą visą laiką. Aš tą darau jau nežinau, 15, gal daugiau metų, Grečiką turbūt jau vien treniruoju, gal kokie 8-9 metai. Visą laiką darėm, bet mes darėm visai užsidarę siaurai. Per tą laiką, aišku, yra mūsų metodikos kažkokios, slaptų metodikų neišduosiu, aišku, bet pats principas, kuo labai tinka, nes vis tiek mūsų yra taktika tokia, kai yra kova parterė, tai yra taktika laimėti toje srityje, o karate Shotokan mano akimi ypatingai tinka MMA, nes yra labai geras distancijos nutraukimas ir labai efektingai ir stiprus pirmieji 2 smūgiai. Tai MMA ypatingai svarbu, nes, pavyzdžiui, Muay Thai stiliuje nėra to distancijos nutraukimo, jis tiesiog ramiai prieina prie priešininko ir po to pradeda smūgiuoti. Tai jeigu tu prie imtininko prieini, automatiškai atsiranda galimybė imtiniauti. Tai vat, mano akim, tas derinys karate Shotokan ir to kovos parterėje turbūt labai efektyvus yra. Aišku, man norėtųsi viską mokėti, man norėtųsi mokėti profesionaliai tuos metimus, bet, diena turi tik tai para 24 valandas, negali viską mokėti. Tai aš visai save taip ir kažkaip nustačiau, kad yra parteris ir yra stovėsenai smūgiai. Metimus šiek tiek mes apleidę tą sritį, bet jinai tarpinė yra ir tokia dažniausiai lemiamos įtakos ir neturi. Tai čia jau toks savotiškas smauglių stilius, tai yra graplingas padaugintas iš karate Shotokan ir kaip, pavyzdžiui, su kitais stiliais, kaip tuose pačiuose Jungtinėse Amerikos valstijose labai populiaru yra treniruotis ir treniruotis labai daug imtynių, kad galėt normaliai kovot parterį, normaliai jų akim žiūrint, tai yra pilna kontrolė. Aišku, tas dalykas kartais iki absurdo daeina, kad jie tik kontroliuoja, bet jie nekovoja, nesuduoda smūgių, neimtyniauja. Kaip jūs žiūrite į imtynės, laisvas, klasikinės? Matot, Amerikoje apskritai yra tradicija šito, nes yra koledžuose, yra aukštosiuose mokyklose, visur imtynės yra jų mokymo programai, kaip kūno kultūra. Tai ten apskritai yra populiaru. Ir ta brazilų džiudžitsu, tos MMA kovos, jeigu jos ateina į Ameriką, tai automatiškai tuo pagrindu eina. Jeigu yra Brazilijoje, tai tenai džiudžitsu pagrindu.
Jeigu Japonijai, tai ten galbūt dar atsiranda, jų džiudžitsu, jų dziudo kažkiek pasijungia. Tai visur tos skirtingos tradicijos. Mūsuose ilgą laiką buvo galvojama, kad MMA galima kovoti tik tai smūgiais. Nes kažkaip ilgą laiką lietuvio, aš nežinau, gal mentalitetas toks maždaug duoti snukį. Tai bet po kiek laiko pamatė, kad tai yra neefektyvu. Dar pirmos kovos, ypač Bushido, kur būdavo, kur ateina žmonės vienpusio pasirengimo, tai ten visko buvo, ta prasme, ir tokio atsitikinių pataikymų ir taip toliau. Jo, bet dabar jau to nėra, dabar jau yra profesionalai, kurie treniruojasi ir smūgius, ir imtynės, ir jie automatiškai taktiką paruošia. Jeigu tu moki, pavyzdžiui, tik smūgiuoti, jie labai langsvai pereina į artimą kovą ir tu net negali pasmūgiuoti. Šiaip imtynės man patinka, ta prasme, nuostabus fizinis pasirengimas, bet man ten nepatinka tai, kad nėra užbaigimo. Kovinė prasme tai yra didžiulis minusas. Matot, Japonijai džiudžitsu tai buvo karo menas. Tai yra, iš principo priešininką reikia nužudyti. Dėl to yra smaugimai, yra laužimai, o imtynės yra tik paguldyti ant menčių. Tai ta prasme, tai yra labai geras judesys, labai stiprus fizinis parengimas, bet techninė prasme man kažko trūksta. Nėra galimybės, jeigu tu fiziškai silpnesnis, tai tu neturi jokių šansų tam sporte. Brazilų džiudžitsu, jeigu tu fiziškai silpnesnis, tu gali nugalėti vien technikos pagalba, vien tais gudriais laužimais, smaugimais. O kaip, sakykit, dabar jūs jau pradėsit Sergejų ruošti, sakykim, galimam imtynininkui, kuris gali būti, kad svers kokie 10 kg daugiau kovos metu ir kuris stengsis galbūt pergulėti Sergejų visus tos 3 raundus? Sunku pasakyti, kaip ten bus. Mes iš tikrųjų visą laiką vienodai treniruojamės. Kažkaip visi galvoja, kad atsiranda kova, tai jau sportininkas puola ruoštis. Pas mus taip nėra. Sergejus visą laiką sportuoja aktyviai, praktiškai kiekvieną dieną 2 kartus. Ir mums tos varžybos nėra kažkoks atsitiktinumas. Čia tik tai bus viena didelė problema, kad yra ne jo svorio kategorija ir mes turėsime nemažai svorio numesti. Tai šitoj vietoje reikės tikrai mums pasikonsultuoti ir su specialistais, ir galbūt su kažkokiais medikais, kaip ne tik numesti, bet išlaikyti gerą kondiciją. Tai šitoje aš vietoje matau kažkokią. O dėl to, kad ten priešininkas imtynininkas, tai čia aš manau jokių problemų. Mūsų vis tiek stiprioji pusė yra laužimai, smaugimai. Jeigu jis tą dalyką geriau išmanys priešininkas, tai ką padarysi, laimės stipresnis. O atsakykit tada į klausimą apie boksą. Boksas MMA, tas taip vadinamas purvinas boksas, galų gale yra to purvinojo bokso, taip vadinamo atmaina, būtent pritaikyta kovoje narve. Tokie dalykai. Žinot, iš tikrųjų aš nelabai žinau apie tą purviną boksą, tai aš kalbėsiu gal apie boksą. Purvinas boksas, tai čia prispaust, neutralizuoti vieną ranką, suduoti tokius smūgius, kurie galbūt tikrajam klasikiniam boksui yra draudžiami, tai trumpi smūgiai, skaudus, iš šonkaulius. Supratau. Matot, man kaip karatistui apskritai tie smūgiai nėra naujiena, nes, pavyzdžiui, karate tu galėjai vieną ranką griebti, kitą ranką smūgiuoti. Tai prasme, aš tame purvinumo nematau, tiesiog tokią techniką. Apskritai boksas. Boksas man patinka bokso judėjimas, tai nėra toks statinis, reiškia, stilius, tik tai minusas, aišku, kad nėra kojų smūgių, tai taktinė prasme priešininkų lengviau yra pasiruošti iš tos pusės, bet šiaip kaip stilius tikrai labai geras. Tik tai matot, priklauso kokio tipo boksininkas. Būna boksininkai tie nakautuojantis. Tai čia yra vienas dalykas, o būna tie renkantis taškus. Tai jeigu renkantis taškus, tai MMA stiliui šitas netinka. Nes ten, jeigu iš kelių smūgių tu niekada nakautuosi, tai yra galimybė imtyniauti. O boksininkam imtyniauti tai čia tragedija. Dėl taktikos norėčiau jūsų paklausti. Vėlgi dabar pavyzdžio MMA kovose yra Jungtinės Amerikos valstijos ir nepaslaptys, kad beveik visi stambus klubai yra apginkluoti tokiais dalykais kaip tatamis, kaip imtynių kilimas, ringas, narvas. Ir sakykime, jeigu kova vyksta oktagone, tai atitinkamai jie stengiasi ir taktiką paruošti, kad pasinaudot visais oktagono privalumais. Jo, šitoj srity gal mes šiek tiek ir mažiau žinių turime, bet kaip jūs matot, specialią sieną mes paruošėme, ten yra speciali
medinė danga nėra paprasta siena, jinai labai tvirta. Į ją galima remtis, daužytis ir taip toliau kaip į tikrą narvą. Tai yra tas pasiruošimas šiek tiek toj srity bus. Aišku, tiek neprasme, aš visą laiką stengiuosi mokintis. Visą gyvenimą stengiuosi mokintis, jeigu aš kažkur kažką pamatau, aš galiu mokintis ir pas 10 metų vaiką. Jeigu aš pamatau kažką, ką jis įdomaus padarė ir man tai nežinoma, aš stengiuosi perimti, kiek galiu. Ta prasme, mokinsimės, jeigu trūks žinių kažkur. Kiek jūs dabar turit mokinių? Kiek perėjo pas jūs iš šitą naują, ko gero, turbūt moderniausią klubą Lietuvoje šiam momentui? Jo, čia tikrai turbūt moderniausias klubas pagal įrangą, pagal viską. Kiek perėjo, sunku pasakyti, tai yra tiesiog kol kas, tai yra mano visi mokiniai, mes tiesiog kitur treniravomės. Tiesiog perėjo mano karatė šotokan mokiniai, mano smauglių grupė. Mes treniravomės Vendetos klubo patalpose. O šiaip treniruotės dar čia naujokų jokių nevyko. Šiandien dar tik atidarimas. Nuo spalio mėnesio prasidės treniruotės, tada net sunku pasakyti, kas čia rinksis. Mes netgi kol kas nežinom, neprognozuojam, kokios sporto šakos bus populiaresnės. Aš aišku labai noriu. Aš suprantu žmonės, kurie ir sveikatingumui užsiminėja, ir komunikuoja, ta prasme, tas kovos menas gali būti įvairus. Bet man visą laiką yra įdomu, kad ateitų jaunimas, kuris siekia meistriškumo. Čia turbūt tas rytis, kuri mane labiausiai domina. Ir labiausiai tai laukiu jaunuolių, tokių sportiškų jaunuolių, 12-15 metų darbščių, kurie turėtų tikrai svajonę pasiekti tą aukštą lygį. Čia yra mano svajonė. Iš tikrųjų, tą centrą mes kūrėme, aš su draugais kalbėjau, bandžiau suagituoti, kad padaryti kažką tai tokio dėl vaikų. Pačio to centro man vien sienos nieko neduoda, yra darbas. Matėte, mūsų irkluotojas kokiam sąlygom pasiekė rezultatą. Taip, kad rezultatų reikia darbštumo, bet tokia gera salė, tokia geras kovos menų centras galbūt pritrauks didesnį kiekį tų vaikų, o iš didesnio kiekio vis tiek galbūt vienas kitas talentingas atsiras. Su kuriuo aš galiu dirbti, žinokit, ir visą dieną, kad tik tai stengtųsi. O tie jauni jūsų būsimi mokiniai atėję į jūsų kovų centrą, ką jie čia galės pamatyti? Karate, braziliška, džiudžitsu, sambo, MMA, ta prasme, kokie stiliai bus čia kultivuojami? Apart mūsų jau girdėtų graplingo ir karate šotokan. Čia iš tikrųjų beveik viską įvardijot. Pirmą dalyką, aš čia keletą tokių savo vizijų svajonių bandysiu gyventi. Vienas dalykas, aš pabandysiu sujungti dziudo ir brazilų džiudžitsu. Tai yra, kad tai būtų dziudo metimai ir brazilų džiudžitsu parteris. Nes realiai tai čia iš tikrųjų vienas kovos menas. Tiesiog sportinėse varžybose skirtingai skaičiuojami taškai ir brazilų džiudžitsu apleido metimų techniką, nes jiems labiau taip apsimoka sportinėse varžybose. O dziudo atvirkščiai, jie pradėjo ignoruoti parterį dėl to, kad teisėjas stabdo kovą ir stavo toj stovėseną. Bet man tai įdomu kaip tikras kovinis menas. Kovinis menas, dziudo džiudžitsu, turi būti toks. Suimas į distanciją, pagriebimas, metimas, kontrolė ir laužimas pasmaugimas. Tai yra, visi šitie etapai turi būti. Tai mes tenksimės, aš pritrauksiu specialistą, kuris dėstytų metimus, dziudo. Aš tada dėstysiu parterį, brazilų džiudžitsu ir ta treniruotė bus 2 valandų. Treniruotė, tai va tokią grupę mes grinai darysime. Grinai darysime MMA grupę, kur nuo pat pirmų dienų jau mokinsis derinti ir smūgis, ir imtynės, ir tą pusę treniruosis jaunimas, nes iki šiol aš to užsiminėjau tik su keliais profesionalais, o dabar galima bus plačiai, ta prasme, kas norės iš vaikų iškart galės sportuoti. Ir aišku, stengsiuosi neapleisti tą savo sritį karatė šotokan, kur tiek daug metų paaukota. Neetiškas būtų ko gero klausimas kažką iš savo kovotojų, ar galėtume dabar išskirti kaip pati geriausia, pati perspektyviausia, ką jūs daugiausia ko gero vilčių dedat? Sunku pasakyti, žinot, perspektyvių ir gabių būna įvairių. Bet iš savo patirties galiu pasakyti, kad turbūt didžiausias talentas tai yra darbštumas. Ir čia įrodė Sergejus Grečicho. Mes kažkada juokėmės, kad jis, taip kaip aš įsivaizduoju tą gabumą, jam trūksta tų gabumų, bet jis yra ant tiek darbštus, kad jisai sugebėjo tuos visus savo trūkumus paslėpti, sugebėjo
išryškinti savo stipresnės pusės ir pasiekė tokį rezultatą. Yra krūva, tarkim, gabesnių, bet jie kažkodėl nepasiekė tokio rezultato vien dėl to, kad pradinėje treniruotės nėra tokie darbštus kaip Sergejus ir taip toliau. O tų perspektyvų yra ne vienas dabar ir mes ryžomės tą centrą atidaryti dėl to, kad tų smaugliukų atsirado daugiau. Bet aš neišskirsiu nei vieno, tegu dirba. Taktiškas atsakymas. Tai ką, šią tokią džiugią notą aš norėčiau baigti šitą interviu. Dar kartą jums, Richardai, padėkoti už mums skirtą laiką. Ačiū labai. Ačiū.